Aš, pavyzdžiui, anksčiau tiek ten turėjau kažkokį, tai galvoju, kaip ten bus, kokia ateitis, tenais, trečia, ką ten dar gali nuveikti, o man dabar tokia yra vidinė visiškai kita būsena. Man yra pakankamai, toks viduje balansas, ramu ir aš suprantu, kad va čia yra ta stiprybė. Gali aplinkoje viskas vykti, kaip vyksta ir dabar ir anksčiau vykdavo viskų dalykų, bet kaip va tą patį išgyvenu ir priimu, aš tiesiog jaučiu, kad pasikeitė. Ir taip pat manau dėl to, kad tiesiog kažkur tai įvyko, kažkokie įsivalymai tų blokų, kurie buvo. Xeroxas yra vienas iš verslų ir taip mes kaip kompanija ilgą laiko tarpą buvom traktuojami kaip spausdintuvo kompanija. Tačiau šiai dienai tas pats Xeroxas jisai keičiasi, mes turim dabar keletą tų verslo sričių. Spausdinimas yra viena iš jų su inovatyviais sprendimais, su labai daug aplikacijų, kurios klientam atveria galimybės. Šalia to yra investuojama į visiškai naujas sritis. Tarkim, metalo 3D spausdinimo technologija, skysto metalo, kuris spausdina detalės, kuris skirta visiškai jau kitą industrijos lygį. Įvairių ten sensorių sektorius, ten, kur matuoja vandenynų, sakykime, užterštumą ir panašiai. Taip pat programiniai sprendimai, kurie palengvina aptarnavimą ir nebereikia siūsti inžinieriaus į kiekvieną nutolusį tašką, o pasinaudojus tom technologijom gali ekspertas vienam taške konsultuoti žemesnio lygio ekspertus po įsidėsčius geografiškai po įvairias vietas ar šalis ir taip pat įspręsti užduotis ir klientam atliepti jų poreikius. Ir tiesiog čia ir dabar viską, ką reikia padaryti ir sutaupyti pinigų, nesiunčiant tų specialistų į visus taškus to pačio lygio ir taip pat netgi kitą klientą konsultuojant. Taigi tada ir tvarumas yra žymiai didesnis, nes nesiunti automobilio, nedega degalų, nėra CO2. Tai šitoje vietoje tų technologijų yra labai daug naujų ir pačios pasaulinės kompanijos kaip Xeroxas irgi investuoja į naujas sritis. Tai reiškia, gyvenam iš to verslo, kurį 100 metų kūrėm, kuris taip pat dar auga ir turi daug verslo galimybių, tačiau į ateitį žiūri į naujas sritis, kurios dar greičiau augs. Ir čia yra pavyzdys, kaip yra diferencijuojami verslai. O tokios kompanijos, kurios atstovauja, pavyzdžiui, Xeroxą Lietuvoje, kaip BMK, tai jie tokiu atveju pasiema tas inovacijas, nes jie dirba su lyderiais ir tada pasiema tai, kas tinka mūsų rinkai. Ne visi sprendimai mūsų rinkai šiandien jau reikalingi, bet praeis dar keli metai ir taip pat tie 3D metalo spausdintuvai atsiras Lietuvoje. Taip pat detalės spausdins įmonės pas save, o ne užsakinės Azijoje ir lauks ten galbūt 2-3 mėnesius. Ypatingai dabar, kaip yra tiekimo grandinė labai sutrikus. Taip kad, manau, tos inovacijos yra labai pažengusios ir įmonės labai skirtingai jas įdiegia pas save. Technologinės sritis, kaip ir kiekviena, jinai išgyvena šitą technologinę virsmą. Ir kiek aš dirbu savo praktikoje, virš 20 metų, aš sakyčiau, kad tie pokyčiai jie pastoviai yra. Tai nėra, kad mes tik dabar pokytį gyvenam. Pagrindinis gal toks pokytis tai buvo interneto atėjimas į pasaulį ir su ta interneto skvarba ir jo ten pralaidumo didėjimu vyko visas virsmas. Ir dabar mes turim tą internetą absoliučiai visam pasaulyje, naudotojų didėja, pralaidumas didėja ir dėl to kuriami visokie nauji dalykai, kurie suteikia žmonėms kaip ir daugiau komforto, galimybių, bet to pačiu ir keičia mūsų įpročius. Ir aš galvoju, kad tas greitis, kuriuo mes dabar gyvenam, yra lėčiausias iš to, kaip mes gyvensim ateityje. Todėl, kad mums atrodo, kad visko daug, bet pasižiūrėjus, kur viskas juda, tai bus dar tik greičiau. Tai ką tai duoda mums? Mums tai duoda, kad mes turim patys labai daug mokytis ir greitai priimti sprendimus. Taip pat turim būti labai tokie lankstus situacijai, nes niekada nebėra tos situacijos tokios pačios. Planavimas pasikeitė iš esmės. Jeigu anksčiau planavom ten 4-5 metam, mes dabar planuojam metam, maksimum ten 2-3 ir tada vėl tos planus arba situacijas keičiam, nes dinamika pasikeitė. Ir tai liečia visas industrijas. Kadangi mes IT daugiau industrijų dirbam, susiję su spausdinimu, technologijom, su programiniais sprendimais, tai visi šitie sprendimai keičia mūsų klientų patirtis. Ir aš matau, kaip viskas virsta ir kaip pasikeičia pas klientus absoliučiai netgi verslo modeliai. Jeigu anksčiau pardavinėdavo tik iš parduotuvių, dabar elektroninė prekyba, dabar prasiplėtė geografijos, nes tu gali apimti visą pasaulį su naujom technologijom. Tai aš manau, čia keičia žmonių galimybės, bet taip pat labai daug skatina tobulėti, mokintis ir taikyti tas technologijas. Ir manau, kad čia yra pagrindinis iššūkis. Kaip iš tų technologijų pasimti vertę savo ir sukurti klientam vertę. Tai manau, kad čia dabar apie kiekvieną. Tiek mane, tiek tave, tiek kitą kokį nors žmogų. Mes visi gyvenam kitaip. Turim visą informaciją savo telefone. Galim iš bet kur rašyti, iš bet kur dirbti, dalintis informaciją, turėti biznio susitikimus online, per Teamsus ar per kokį Zoomą. Ir sprendimus priminėti čia ir dabar. Tai manau, kad tokia dabar yra dabartis ir technologijų rezultatas.
Na, aš manau, kad tas kelias jisai tęsiasi. Aš jį pradėjau gal kokie 6 metai atgal, jeigu kažką atsimenu, nuo sąmoningas lyderystės kurso. Ir jisai iki šiol tęsiasi. Ir įvairiuose pleneruose, ir seminaruose, ir išvykose mes važiavome į Florenciją, ir važiavome į Indoneziją. Ir iš tų visų susilietimo taškų man asmeniškai daugiausia vertės sukūrė tie praktiniai patyrimai. Nes yra tiek sąmoningos lyderystės kurse, tiek kituose renginiuose visą laiką yra moduliai, kur tu pats dalyvauji. Tai tarkim įvairius įstatymai, filmų peržiūra, analizė, refleksija, ten savo pojūčių lavinimo pratimai, žaidimai, ten, pavyzdžiui, buvo žaidimas pinigai, kai man labai aiškiai parodė, kaip taisyklės pats kuri ir jas gali laužyti. Ir va tokios patirtis jos tiesiog per visą kūną persismelkia. Ir tada keiti iš esmės savo požiūrį ir keičiasi elgsena, kaip iki šiol darydavau ir kaip po to. Tai man asmeniškai iš tų visų patirčių labai daug paliko įspūdžio tas suvokimas, kaip susijungia visi taškai kartu. Nes per mokymus gal daugiau teko suprasti, kiek nuo mūsų priklauso pačių, nuo manęs sprendimai įvairūs. Tada per kitus renginius supratau, kaip svarbu, ką mes matom, ką mes imam į save, vaizdinių įtaka mums, nes vaizdiniai tiesiog įtakoja, kaip mes jaučiamės, o nuo to priklauso, kokius sprendimus darom. Tada grožis, kaip etalonas, buvo labai stipriai iškeltas. Ir kai mes turėjom tą piešimo plenero sesiją ir mes ten piešėme įvairius piešinius, ir po to specialistė, meno psichologė, mokino mus, kaip iš to piešinio išsirinkti gražiausią gabaliuką ir jį išsikirpti, o viską kitą išmest. Tai man buvo labai sunku, nes iš tiesų man ir ta buvo vieta graži, ir jinai sako, ne, Asta, tik tai vieną, patį gražiausią turim išsirinkti. Ir tas gebėjimas išsikirpti, pasimti, o kitką išmest, man buvo toksai lūžis, nes tada suprantu, kaip svarbu turėti švariausius, gražiausius dalykus. Ir tik per tokius patyrimus suvoki, ką tai duoda tau pačiam. Tada važiavome mes į tą Florenciją ir ten turėjom irgi susipažinimą su tuo jau menu ir ėjome į muziejus, kur buvo labai aukšto lygio paveikslai. Tai kas mane nustebino, kaip mes atėjome į muziejų, sakė, mes nežiūrėsim visų paveikslų. Mes žiūrėsim tik pačius gražiausius paveikslus. Ir kai paklausė, kodėl? Todėl, kad imtume pas save tik geriausius kūrinius, tik tai gražiausią meną ir juos save pildytume. Nes kaip ir viskas aplinkui yra ir tikrai labai gražaus meno, ir yra chaotiško meno, ir destrukcinio meno. Tai va tas fokusas į tos gražiausius dalykus, matomai labai irgi suorientavo, kaip yra svarbu viduje išsivalyti nuo papildomos informacijos, nuo netikusių vaizdinių. Ir nuo to prasidėjo mano pokytis, ką aš rinktis pradėjau. Ir, sakykime, patirtis ir katalizarė, kai mes buvom, atsimenu, per tą saulės pasitikimo šventę, buvo labai irgi gražus vaizdiniai, kai saulė leidosi, po to mes laukiam ryto, kai saulė kilo. Ir tu jauti, kaip tu prisipildai tais vaizdiniais. Ir kai grįžusi paskui po porą savaičių, aš ėjau keramikos tokia sesija, kur irgi kilo kaip kūrybinis mano naujas hobis po tų visų patirčių su rasa. Ir mano lėkštėje finale gimė vaizdinys su saulė, aš negalėjau suprasti, iš kur jis atėjo. Ir tik paskui suvedžiau taškus, kad tai, ką aš mačiau, ateina į pasąmonę ir kai darai iš molio gabalo, kai dar nėra jokio sukurto produkto, tu kuri kažką nuo nulio ir atsispindi vaizdinys tas, kur tu matei, tai man buvo toks pavyzdys, kad viskas pas mus ateina iš to, ką mes patiriam. Ir aš manau, kad mano pasikeitė sprendimų priėmimas labai stipriai, nes kai aš pradėjau jausti vidumi, kas mano, kas nemano, kas man gražu, kas negražu, ir kai situacija ateina, reikia priimti sprendimą, aš pasimatau dabar per savo vidų, kaip aš jaučiuosi su ta situacija. Ir jeigu man yra viduje geras jausmas, ten didėja, tai aš ir jį darau. Anksčiau aš darydavau analitiniu būdu. Analizuodavau, ten pliusai, minusai, spręsdavau, į tą vidų pasimatuot labai retai, kada įsileisdavau savo pojūčius. Tai man toks gal didžiausias yra lūžis, kad pasikeitė sprendimų priėmimas. Ir man žymiai ir dabar lengviau darosi ir aš jo žymiai priiminėju greičiau. Ir manau, kad tai yra vienas iš tokių didelių pokyčių mano asmeniniai situacijai. Ir jeigu pasimatuot pagal funkcionalumą, manau, kad tai yra funkcionalu. Nes pagal tai, kad aš per tuos 6 metus tikrai jaučiu, kad išaugau ir į plotį, ir į gylį pati, kaip žmogus ir kaip savo srities specialistė. Ir taip pat išaugo mano teritorija. Jeigu aš ten pradžioje buvau atsakinga už Baltijos šalis, Moldovą, dabar aš turiu 13 šalių, aš esu vadovė nemažos dalies centrinės rytų Europos, tai aš manau, kad tai irgi turėjo pokytį tam tikrą, kai tu gali spręsti greičiau, pasitikėjimas viduje didesnis ir vidinė laisvė kitokia yra. Tai manau, kad nepamatuosiu dabar tiksliai kriterijus, kuris tas renginys man davė tą ar kitą įtaką.
Manau, kad tai buvo kompleksinis toks dalykų susijungimas ir viduje man kažkokie pokyčiai vyko. Manau, kad yra terpė, žodžiu, kur žmonės patys atranda atsakymus. Ir dalis, aišku, ten irgi teorinių žinių ir pagrindo yra pas Rasą, bet labai daug yra praktinių patyriminių. Ir manau, čia yra esminis skirtumas, kad tu neklausai kaip klausytojas tik tai lekcijos, bet tu dalyvauji pats su savo patyrimu, tada reflektuoji. Tada, kai dalyvauju grupėje žmonių, kai vyksta praktika, man patiko labai filmų peržiūrėt ir mes tada turėjom analizę vieno ar kito filmo. Ir atsimenu, irgi buvo tada Integra House filmo peržiūra ir gal buvo 15 žmonių. Mes žiūrėjom vieną filmą tą patį. Ir kai paskui klausimas ten buvo, kas jums iš to filmo daugiausia rezonavo, kas buvo tenais jums ta įdomiausia dalis. Ir kai aš klausiau atsakymus iš žmonių, man jausmas buvo, kad visi žiūrėjom skirtingą filmą. Nes tokie buvo skirtingi žmonių pasakymai, kad aš galvoju, kaip gali būti, juk žiūrėjom vieną filmą. Ir tada toks ateina pajautimas, kaip mes visi skirtingai matom. Ir kodėl mes fiksuojam vienus dalykus, o kiti fiksuoja kitus dalykus. Ir toks irgi ateina supratimas tik per tą patirtį, nes tu gali kiek nori skaityti, bet kol nepraeisi pro tą, to suvokimas jisai kažkur tai kabės, bet neišgyvensi kūnu. O tada aš manau, kad tas toksai labai didelis perleidimas per savo kūną tų patyrimų ir tiesiog keičiasi suvokimas. Ir kaip paskui bendrauju su žmonėm, lygiai taip pat klausti, kaip tu tą situaciją matai, pasitikslini. Ar iš tikrųjų taip pat kaip aš, nes kitą kartą galvoju, kad visi mato vienodai ir kai kažkokią situaciją pasakoji arba kokios dėlioji užduotis, tai atrodo, kad visi tokie kaip aš, o iš tikrųjų tai ne. Ir man tos filmo peržiūros tokį davė suvokimą, kad labai svarbu pasitikslinti, ar žmogus kitas tą patį mato, ar ne tą patį mato, ką jisai mato kitaip ir ieškoti tų galimybių laukų. Tai sakyčiau, tas dalykas labai skirtingas yra ir tada manau, kad žmonių augimas yra irgi didesnis, nes tiesiog tai yra vieta, kur tu pats kažką savyje atrandi, tai arba nuimi savo blokus, arba įsivalai, arba kažką įdedi naujo. Ir man buvo irgi kelios patirtis, kai aš iš Rasos renginių grįžau viduje labai tokia užsipildžiusi. Aš galvoju, kaip taip gali būti toks geras jausmas. Ten nieko tokiagi nedarėm. Bet viduje grįžti ir galvoju, taip gera. Toks, kaip būtų pilna taurė pripildyta gero gėrimo viduje ir tu jauti, kad tiesiog, palaimos jausmas. Ir tada pagalvoju, kad tikriausiai buvo kažkas tuose renginiuose, kas labai tiko, kur galbūt užpildė viduje kažkas ten kertelės, gal subalansavo patį ten tą psichologinį ir tą fizinį balansą. Ir nepamatusi tiksliai, kas ten buvo, bet jausmas pats tikrai buvo labai geras iš kelių renginių. Ir galvoju, čia toks ir yra augimas, paties. Ir tikriausiai kiekvienas žmogus pasiema savo dalykus, kurie jam tuo metu tinka. Nes kiekvienam žmogui tam tikrų metų tikriausiai reikia kitų dalykų arba skirtingų kažkiek tai. Vienam reikia galbūt žinių, ten kitam reikia laisvės vidinės, trečiam reikia jautimo savęs, sprendimus daryti iš savo vidaus. O ketvirtam gal tiesiog reikia auditorijos ir žmonių, kad ten turėtų kitai kontaktų ratą. Tai aš manau, kad labai individualu. Atėjo eilė naujų žmonių, kurių aš iki tol neturėjau. Ir mes dabar palaikom kontaktus ir santykius ir ryšius ir kaip reikia kažkokių konsultacijų ir pasitarimų, visą laiką yra kaip tas naujas žmonių ratas. Tada galvoju, kad tai, ką aš čia paimu ir ką pas save įdedu, aš lygiai taip pat transliuoju savo kolegom, savo draugam, dalinuosi. Atsinaujinam savo profilius LinkedIn'e ir paveiksliuką užsidėjom. Ir pas mus yra kaip korporatyvė, ten toks raudonas paveiksliukas su rėmeliu, su brendu, o aš įsidėjau tokį su jūros banga paveiksliuką. Ir ten per vieną susitikimą kolega sako, Asta, gal reiktų tą mūsų templėtą naudoti raudoną, visgi čia korporatyvinis, sako, bet šitas irgi kaip ir korporatyvinis, bet yra jūros banga. Ir suprantu, kad vis, kaip jeigu taip paim standartiškai, tai taip struktūriškai, tu norėtumėm tą raudoną su rėmeliu, o man intuityviai norisi imti tos bangos, nes aš jau žinau, kodėl. Visų pirma, kad man gražiai atrodo, nes tai yra jūra. Antra, kad tai yra reikšmė jūros kaip vandenino, neribotų galimybių potencialo ir panašiai. Ir iš antro psichologas jau turi backgroundą žinių. Ir toj diskusijų, kai ten kažkas mane bandė pastruktūruoti, kad aš pakeičiu tą paveiksliuką, aš tiesiog labai atvirai, labai laisvai ir labai užtikrintai paaiškinau, kodėl ne. Kodėl jis yra geresnis, nes yra tikresnis. Ir tokiu būdu tie kiti žmonės irgi kažką tai iš to susitikimo jie suprato, kažkas irgi sudėjo savo tikrus paveiksliukus, nors su gamta, su kažkuo, nebūtinai tik tai tą vieną spalvą užsidėti. Ir čia irgi toks gaunasi žmonių edukavimas per tokias sesijas, nes jeigu aš tų žinių neturėčiau, tai tikriausiai aš neturėčiau tų argumentų. Kodėl? Reiktų savo vidaus klausyti ir įsidėti savo rezonuojantį tą gyvą vaizdinį, o ne standartinį vienos spalvos tą banerį.
Ir man čia yra pavyzdys, kad taip pat ir tie žmonės tada, jie tobulėja, auga ir taip pat, artėja prie savo vidinio jausmo, pasikliauti juo, o ne tik tai standartiniais kažkokiais šablonais. Aš manau, kad viskas savyje kalibruojasi, dėl to, kad aš viduje esu žymiai ramesnė, man yra labai gerai taip, kaip yra, man tenais nėra ten kažkokių tai vidinių chaosų ar ten kokių tai nerimų ar panašiai, tai skaičiu, aš iš tos vidinės savo balanso pusės labai jaučiuosi dabartiniu metu labai gerai. Aš turiu hobių, tai va, tam tikri nauji hobiai atėjo kaip ir su Rasa, tas pats va, piešimas, tas laisvas spalvų liejimas, keramikos praktikos, kur irgi einu užsiėmimus ir ten taip pat tu nieko neturi, tuščia lapą ir tu sukuri dalykus, kurių nebuvo. Taip pat sportuoju, intensyviai turiu ten per savaitę 3 kartus treniruotės, einu į jogą, tai aš pakankamai turiu aktyvų tą savo laisvalaikį. Ir taip pat manau, kad va, tie visi dalykai padeda kūrybiškumui, nes tada atsiranda ir naujų idėjų, ir naujų ten kokių tai projektų. Ir mes juk darėm su Rasa vieno kolegos tokiam irgi verslui, kai kūrėm naują logotipą, irgi liejam spalvas ir iš tų išlietų spalvų kūrėm logotipą. Tai irgi atrodė, kad nebuvo tokios idėjos iki šiol, neegzistavo. Ir padarėm, sugalvojom, sukūrėm ir jisai gimė ir iki tol ta įmonė naudoja tą logotipą sukurtą. Tai sakyčiau, kad tie nauji dalykai randasi va, iš tų praktikų. Labai save laikiau analitiniu žmogum. Ir aš dabar analizuoju situacijas. Bet va, tas pajautimas, kai tu pradedi jausti iš vidaus tą jausmą, tu supranti, kas yra tas sprendimas teisingas tau čia ir dabar. Ir nebūtinai ten tie skaičiai turi sutapti. Ir aš galvoju, kad čia yra toks nauja kompetencija, kurią aš įgavau. Negaliu sakyti, kad išmokau, nes nebuvo taip, kad nuėjai paskaitė arba ten padalyvai paskaito ir įvyko. Manau, kad čia buvo kokių kelių metų kelias. Ir to džiaugiuosi, nes tikrai yra lengviau dabar man priimti sprendimus. Tiek asmeninius, tiek, sakykime, verslo sprendimus ar darbinius. Ir čia yra, manau, kad viena iš stipriausių vertybių, ką aš gavau.